Yra mitas absoliutus, kad sveikai maitintis brangu. Pagrindinė žala būna ne kūnui, o galvai. Labai mažai kas skaito sudėtį. Kalorijų yra čia įspūdingai. Nėra produktai geri arba blogi. Kaip vaistas ir nuodas, kuo skiriasi dozė. Labai dažnai maistas tampa vienintelė pramoga. Čia aš su šitą problemą irgi kovoju, žinok. 500 kalorijų 100 gramų. Šitas yra toj pačioj kategorijoje kaip rūkalai. Ar tai yra geras pasirinkimas pusryčiam? Nes čia fitness. Jinai net neima. Bičiuliai, jeigu turite žmonių savo aplinkoje, kuriems ši tema yra aktuali arba gali būti įdomi, pasidalinkite su jais šiuo video ir spauskite mygtuką prenumeruoti. Tai padėsite mums augti ir kurti šį prasmingą, nuostabų turinį. O dabar laikas mūsų rėmėjams, kurių dėka ši laida pasiekė jūs. Ar tu pažįsti jausmą, kai kūnas būna lyg kažko prikaupęs ir labai sunku, nors realiai nesuvalgiai nieko kosminio. Ir dažnai tai būna visiškai ne riebalai, o tiesiog skysčių susilaikymas ir pilvo pūtimas, ypač po sūraus maisto, mažiau judėjimo ir labai prasto miego. Tuomet į rutiną žmonės dažnai įtraukia Superfoods S-Detox maisto papildą, kuris per 6 dienas padeda organizmui atsikratyti perteklinių skysčių ir palengvinti apsunkimo jausmą. Ir čia jokia ne dieta ir joks nešokas organizmui, tiesiog švelni augalų energija, kuri gali padėti jaustis lengviau. Ir geros naujienos. Mano vaistinė.lt su kodu Tapk geresniu gausite net 40% nuolaidą S-Detox ir visai Superfoods linijai. Labas, Vaida. Labas. Malonu tave labai matyti. Aš net buvau pagalvojęs, kaip pavadinsiu šią laidą. Numeris 1 dietistė. Dėl to, kad man atrodo, jog tu esi tas žmogus, kuris visą laiką sako taip, kaip galvoja, sako tiesą ir turi savo tokias, sakyčiau, griežtas mitybos taisyklės, kurių pati laikaisi, kuriuom tiki ir tas turbūt žmonės žavia, kai tu rašai straipsnius. Ir šiandien mūsų pokalbis tikiuosi ir bus toksai, kaip sakant, tiesiai prie reikalo. Ko visi ir aišku tikisi. Tai visų pirmiausia, tai aš turiu vieną labai pirmą įdomų klausimą ir man įdomu, kuris mitybos mitas iki šiol yra gyvas, bet tik dėl to, kad jis yra finansiškai naudingas, jog žmonės jo tikėtų. Tikrai, tarkim, yra mitas absoliutus, kad sveikai maitintis brangu ir šitas mitas, aš spėju, kad turi kelis posluoksnius. Vienas yra tas, kad statistika ką sako, kad tie, kurie yra mažiau uždirbantis ir ypač reikšmingai mažiau uždirbantis, tai jų svoris ir nutukimo bendros populiacijos procentas yra reikšmingai didesnis. Ir tada lyg ir daroma išvada, kad sveikai maitintis brangu ir dėl to jų svoris yra didesnis. Tuo tarpu aš iš savo praktikos ką matau, kad tai yra iš vis emocinis dalykas, o ne finansinis, todėl kad labai dažnai maistas tampa vienintelė pramoga, tas dopamino šaltinis, ką aš galiu sau leisti, nors tai nėra tiesa, todėl kad yra begalė dalykų, ką tu gali daryti nemokamai, kas teikia džiaugsmą. Taip. Tai vienas dalykas, kitas dalykas yra tokios bangos to vadinamo super maisto ir tai gali būti bet kas nuo lašišos iki kokių čia sėklų, ispaninio šalavijos sėklų, kurie tikrai reikšmingai yra brangesni negu kiti produktai toj pačioj grupiai. Aš šiaip tai tu tiesą sakai, nes aš pamenu, kai dar pats darbavausi su mityba, visą laiką sulaukdavau klausimo prieš užsakant mitybos planą, žinutė būdavo, o tai šita mityba bus brangi? Ten turbūt bus vien krevetės, lašišos, bizoniena ir dar kažkas. Neva, jeigu sveikas, geras, kokybiškas maistas, tai jis turi būti labai brangus ir tai turi būti kažkokie reti produktai, kurių šiaip dažniausiai žmonės nevalgo. Kad įsivaizduoti, jeigu žmogui tau reikėtų daugiau, man reikėtų, tarkim, 60 gramų kruopų. Taip? Jeigu perku ne ekologiškas, net pačias brangiausias kruopas, jeigu pirkčiau, kiek tas kainuoja? Ir šaukštelis arba ten šaukštas sviesto. Kiek tas kainuoja? Su prieskoniukais. Tada vienas obuolys, o ne kilogramas. Tada, jeigu yra žiema, tai valgyti ne lapus ir pomidorus, kas tikrai žiemą yra brangu. Ir beje, juose skaidulų nėra tiek daug.
o pasiimti kopūsto. Kiek kainuoja 20, tai yra 200 gramų kopūsto, o vakare 200 gramų morkų. Jokingai mažai. Centai. Čia visai nesenai pirkom 3 morkas, užėjom, žinai, kaip tik pritrūkom 3 morkų. Uždedam ant svarstyklio, 3 morkos 6 centai gal kainavo. Aš sakau, draugiai, o klausyk, jeigu būtume vieną morką pirkę, iš vis nebūtų praėjus, nusiskanavus kaip svorius, už centą nusipirktasime, tokia pigi daržovė. Tai va, ir tie produktai, ką jie duoda, net perkant brangesnius produktus, tarkim, bet aš čia nekalbu apie lašišas ir čia sieklas, bet brangesnius produktus, kadangi jie yra natūralūs, neperdirbti, jie duoda labai didelį sotumo jausmą, tai tas pirmas užsipirkimas dažniausiai jisai būna brangesnis, nes tiesiog ilgalaikių prekių. Ir tada žiūrėti vėlgi pagal finansus, tu gali pirkti konservuotas pupeles, kas kainuos tikrai daug brangiau, tu gali nusipirkti pusę kilogramą ar kilogramą džiovintų pupelių, jas išsivirti, tarkim, neturi laiko, pasidaiginti, tai yra pamirkyti parą kambario temperatūrai, ką tikrai yra kelių sekundžių darbas užpilti vandeniu, tada jas vienu kartu išsivirti, kai vakare šiaip gamini vakarienę kažką kitą ir porcijom susišaldyti. Kokiame etape mes visą tai pametėm ir mums dabar atrodo, kad maitintis yra tik tai konservas, boltas, voltas ir kiti dalykai. Kodėl mes patys to nebemokame daryti arba net nebandome mokintis daryti? Tai vėl atsirado galimybės, tokios kaip maisto kultūros, būkime atviri, Lietuvoje nėra, mes kelinta karta nuo Žagrės. Taigi buvo kas anksčiau. Lietuva yra žemdirbių kraštas, taip. Tai labai aiškus posakis, kad tas, kur lėtai valgo, yra blogas darbininkas, nes reiškia ir dirbo lėtai. Dabar yra atvirkščiai, bet mes turėjom per mažą laiko tarpą tam perversmui, ar ne? Ir lygiai taip pat ten greitai suryja maistą, jeigu pasižiūrėti, kad kavinė arba bistro, kur žmonės ateina dienos pietų, per kiek jie laiko sukiša į save maistą, ir paskui skrandžio problemos, tada papildus visokius geria, bando spręsti problemas ir visa kita, vietoj to, kad padarytų visiškai nemokamą dalyką, tai yra lėčiau sukramtytų maistą. O čia aš su šitą problemą irgi kovoju, žinok. Bet tikrai, tas kramtymas, pavyzdžiui, ar nėra taip, kad jeigu žmogus pradėtų kramtyti, jam ir maisto mažiau reikėtų, bet ir, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie turi kažkokių nusiskundimų, kokie yra pagrindiniai nusiskundimai, jog mes per greitai valgome. Gal aš, pavyzdžiui, turiu problemų, bet aš net nesusijau su to, kad aš nekramtau. Bet tarkim, nuo nekramtymo gali būti labai didelis pilvo pūtimas iki skausmų. Dabar taip ir daug kas to nesusieja visiškai ir pradeda su produktais, kuriuos valgo, o ne su taip, su produktais tada pradeda ieškoti lygų, tai aš visada sakau, pradžiai sukramtykim, o tada žiūrėkim, ar reikės kažko toliau. Tas smegenų rūkas tai ypač dažnas, tai labai daug žmonių tai jaučia po pietų. Nu taip, reikia kavytės, nes kitaip tai jau biškį taip migdo. Taip, ir esmė yra tame, kad aišku dar yra kitų priežasčių, kad, pavyzdžiui, jeigu jie valgė pietus peralkę, tai ką reikia suprasti, kad tavo laidose tikrai esat kalbėję apie gliukozę ir ten sviravimus, tai jeigu aš esu peralkęs, ir mano gliukozė yra nukritus žemai, ir aš suvalgau maistą ir dar jį suryju gabalais, tai man reikia daugiau gliukozės, kad visą šitą nesąmonę išspręsti. Ir aš neturiu iš ko jos paimti, nes iš lašinio neims. Ne taip veikia mūsų smegenys. Mes gal tikrai turi. Kiekvienas beveik kiekvienas yra žmonių, kurie neturi, bet iš ko paimti, bet mūsų smegenys taip neveikia. Jos pirmiausia nusiūs saldaus, arba kažką, kas greitai pasisavina, kad galėčiau virškinti, duoda tą signalą ir mes nesusimastydami tą darom. Tai vienas iš esminių dalykų. Geras. Gerai, bet o yra kokia nors dieta, kuri tavo nuomonė turėtų būti uždrausta kaip kenksminga žmogaus sveikatai? Kokia nors populiari dieta, kuris sklando internetuose, žmonės ją naudoja dėl svorio metimo, bet jinai iš tikrųjų yra pavojinga sveikatai, o gal net ir gyvybei. Bet jeigu tu atkreiptum dėmesį ir patsgi dirbai toje srityje, kas kokie 4-5 metai nauja mada yra, kokios nors stipriai ribotos dietos atsiranda. Kur stipriai kažko negalima. Stipriai kažko ir jas visas vienyje vienintelis dalykas, kur labai yra kažkas ribota.
arba laike labai ribotas esi, arba produktuose, arba labai daug produktų grupių išmeti. Ir kodėl žmonės tai žavi ir kas yra visiškai natūralu, todėl kad atsiranda labai daug socialinių medijų, žiniasklaidų prieš ir po, kaip labai gerai pagerėja sveikata. Tai natūralu, jeigu tu numetei 20 kg, tikrai pagerėja sveikata. Ir visa kita, ir aš pati iš aplinkos irgi sulaukiu, oi, tai žiūrėk, kokia čia gera dieta. Sakau, pakalbam po metų apie tą žmogų. Ir jeigu žmogus labai susižavėjęs, sakau, pakalbam po metų, po 1,5 ir mes pažiūrėsim, kas bus. Na, pavyzdžiui, pačioje mano karjeros pradžioje buvo labai populiaru žaliavalgystė. Ir aš dabar, ir faktiškai praėjo kokie 5-7 metai, tai iš tų pagrindinių žaliavalgių nei vienas neliko žaliavalgių iki šiol. Ir taip toliau, kokią dietą beimtum, viskas yra apie tą patį. Bet čia yra vienas dalykas, yra mūsų kūnas, taip? Jeigu mes metam svorį, tuo momentu natūralu, kūnas svorio metimas yra stresas, tai visos lėtinės ligos natūraliai pagerėja, plus jeigu mes numetam svorio, dėl to pagerėja mūsų ir kraujo rodikliai ir visa kita. Nu jo, šiaip aš esu skaitęs nemažai tyrimų, kad nesvarbu net ką valgysi, netgi tas buvo eksperimentas dėstytojo tiek Amerikoje, kuris su tvinkiais numetė 30 kg, tai nesvarbu, kad jis valgė tik tai tą cukrų ir tuos miltus, ten tuos nesveikus produktus, bet jo kraujo tyrimai vis tiek pagerėjo atsikračius 30 kg. Čia kas atsitinka, kad jeigu paklausti žmonių, kuriam nebe 20, o kuriam 40, 50 ir kurie laikėsi daug dietų, pas jos atsiranda tas dietinis mąstymas ir jiems atrodo, kad kuo griežtesnė bus dieta, tuo bus geriau, bet kas atsitinka galutiniam rezultate, kad jų smegenis nebeleidžia jų laikytis, nes tą atsimena kaip kančią. Ir tada galutiniam variante jie arba ištisiniam yra strese ir kovoj, nuolatiniam kiekvieną dieną. Kas yra šiaip labai, man baisu net kalbėti apie tai, nes aš įsivaizduoju, kaip tie žmonės jaučiasi. Arba jų yra labai didelis svoris, todėl kad joms smegenis nebeleidžia taip save žaloti. Ir jam tada atrodo, kad aplinkybės, šeima, kolegos, darbas, kažkokie kiti dalykai, pinigai ar dar kažkas, jam nebeleidžia, objektyvūs dalykai, jam nebeleidžia mesti svoris, nes taip smegenis jos taip saugo nuo savižalos. Bet tu dabar, kai paminėjai žaliavalgystę, aš ir pagalvojau, žinai, per 16 metų žaliavalgystė, po to buvo fanatiškas veganizmas, bet toks veganizmas, kur maždaug tie, kurie ne veganai, tai visi prastai maitinasi. Nu, čia yra blogai. Tada atsirado protarpinis badavimas, tas, žinai, kur ten 4-6 valandas valgai, ten po 20 valandų nevalgai, toksai, žinai, jau maks griežtas. Tai geriausias būdas viskam. Tada atsirado keto. Irgi geriausia mityba. Visas internetas, specialistų krūva atsirado keto ir ten karai vykdavo komentaruose. Tik neduok Dieve pasakysi kažką blogai. Bet, o dabar galvoju, kokia dabar ant bangos? 26 metai. Karnivorai. Dabar, taip, daug mėsos, daug ryžių ir daugiau nieko. Ne, ten be ryžių. Ai, ten net ryžių nėra, tik mėsa. Sviestas, mėsa. Džyzus, sočių riebalų tiek, eiktų savo. Okay. Bet vėlgi sakau, žmonėm yra labai, ir dėl ko aš neįvardinu kažkokių konkrečių, todėl kad, nesvarbu, jinai dabar yra viena, yra kita, tai mano tikslas visada yra duoti supratimą, kad žmogus nežinodamas, tarkim, konkretaus kažkokio pavadinimo, jis jau galėtų susidėlioti savo galvos lentynėlėje, ar čia yra gerai ar negerai. Bet grįžtant dar prie tų griežtų dietų, ten pagrindinė žala būna ne kūnui, o galvai. Tai yra emocinis ir kuo didesnis ribojimas yra, tuo didesnis dažniausiai būna atoveiksmis. Dažniausiai būna išimčių, kaip ir visur, bet dažniausiai būna labai didelis atoveiksmis, svorio ataugimas ir kuo griežtesnės taisyklės, tuo dažniausiai ilgesnis ir sunkesnis nutrūkimas. Čia psichologiškai tai atsiranda labai daug savikontrolės, po to kaltinimo savo, kas gali pereiti ir į kitas gyvenimo sritis, žinai, ir tas perfekcionizmas išsivystyti ir ten kitų visokių dalykų.
aš esu pats su to susidūręs ir dabar su mityba tai labai gerai susitvarkęs, ačiū mano draugiai, su kuria jau keletą metų esam kartu ir jos dėka, tai aš tikrai atsipalaidavau ir jaučiuosi ir atrodau geriausiai, negu atrodžiau per visą savo gyvenimą būtent dabar, kai aš leidžiu savo viską, bet pasiekmes to žalingo tokio noro kontroliuoti save mityboje man perėjo į kitas rytis, kur aš tapau perfekcionistu ir man kelia tai stresą ir nerimą dienos eigoje, visiškai įprasti gyvenimiški dalykai, kurie anksčiau iš viso buvo man atrodė elementarūs, o dabar ten man nuo to blogiau. Ir tai tiesiog aš noriu pasakyti, kad aš tai su tuo susidūriau ir žinau, kaip šitie dalykai gali paveikti šiaip gyvenimą ir kad tikrai geriau to nedaryti. Čia gal, žinai, galima susijęti su tuo, kaip pavyzdžiui žmogui sako, to raudono mygtuko nespausk. Tai kiek reikia laiko, kol jį paspaus, žinai, nes čia lygiai tas pats. Taip, tau tu sakai, to negalima, kiek žmonės gali tikrai nevalgyti kažko tai, ne, jeigu jam prieš tai labai patiko. Tikėtina neilgai ir kažkada tai nusiraus ir kažkada tai pradės. Čia yra pavojingiausia. Bet žinai, aš galvoju, o jeigu tu išskirtum vieną produktą, pavyzdžiui, kurį reikėtų išmesti kiekvienam esančiam lietuviai mūsų žiūrovui dabar, klausančiam iš savo šaldytuvo, koks tai produktas būtų? Ar mes turim savo šaldytuvo produktą, kurio tikrai nevalia valgyti, kad ir kaip mes čia labai jau taip draugiškai žiūrėtume, atvirai žiūrėtume į tą mitybą, kad visko galima, bet gal tikrai kažko tai negalima? Jeigu mes kalbam apie ten maistą šaldytuve kažkokį, kas tai ten bebūtų, dešra, konservai, kažkokie, aš nežinau, ką ten. Tai čia priklauso nuo kiekio. Kaip vaistas ir nuodas, ar ne, kuo skiriasi dozė. Ir jeigu tavo visa bendra mityba yra tvarkoj ir tu karts nuo karto suvalgai kažką iš šono, tu nieko blogo. Čia kaip senovės Kinijoje imperatoriam lašindavo nuodus kartą į savaitę mažom dozėm, kad jeigu juos kažkas norėtų nunuodyti, jie nenumirtų. Tai žinai. Tai dėl to nėra tokio produkto. Jei tu nesi papildų žmogus, super. Tai bent nepirksi to, kas gražiai atrodo, bet nieko nereiškia. Vienas paprastas filtras skeptikams. Rinkis gamintoją, kuris realiai valdo kokybę, o ne tik priklijuoja etiketės. Biotech USA būtent taip ir pozicionuojasi. Ilgametė patirtis, skaidrumas, nuosavos laboratorijos ir gamybos linijos, plus jų produktus renkasi sporto klubai ir profesionalai. Net FC Barcelona futbolo klubas ir jų global partneris sporto papildų kategorijoje. Tai vieni žinomiausių sporto mitybos maisto papildų gamintojų Europoje, dirbantis jau daugiau nei 25 metus. Jų asortimentas žiauriai platus. Baltymų produktai, kreatinai, amino rūgštys, vitaminai, mineralai ir papildai, kuriuos žmonės renkasi energijai, koncentracijai ar atsistatymui rutinoje. Ir jeigu jūs norite pasižiūrėti absoliučiai visą Biotech USA papildų liniją, būtinai užsukite į mrbiceps.lt, kurių nuorodą rasite aprašyme. Bet o egzistuoja tuomet produktai, čia labai gerą radau tokį mitą, nes aš žiūrėjau mitus, kurie degina kalorijas. Žinai, kur būna, šitų reikia valgyti daug, bet kad šitus tai gali drąsiai valgyti kiek nori, nes jie degina kalorijas. Šitas labai geras. Iš tikrųjų, kur yra tiesa, kad kai kurie produktai degina realiai 0 kalorijų virškinimui. Tarkim, sotieji riebalai. Kadangi mes patys turim rinkutės visur ir mes patys juos gaminam, tai jie atitinka gyvūniniai sotieji riebalai. Tai mūsų organizmui nereikia jų niekaip keisti, transformuoti ar dar ką, jie labai gražiai gali visur susideda labai gražiai. Greit atsideda. Lego kaladėlės atsideda ir viskas. Tada greitieji angliavandeniai irgi labai mažai, nes jų nereikia skaidyti. Jau juos išskaidė fabrikas arba podas ar keptuvė mūsų, ar ne, irgi labai mažai. Bet, pavyzdžiui, baltymas ir šviežios daržovės, liesas baltymas ir šviežios daržovės, tai jiems išskaidyti reikia ganėtinai daug kalorijų ir ten gali būti 10-15% jeigu tik, pavyzdžiui, jų daug valgom, tada iš tikrųjų mes virškinimui sudeginam žymiai daugiau kalorijų. Turiu omeny, kad jeigu aš suvalgiau 100 kalorijų iš baltymų,
tarkim, vištienos krūtinėlės, tai aš nesuvalgiau minus 110. Ne. Aš suvalgiau 100, bet pasisavinau kažkur tai 85-90 kalorijų. Tarsi, deginimų išėjo šiek tiek daugiau, todėl kaloražas, kurį aš gavau, yra mažesnis. Tai tiesiog jeigu taip klasikiniu būdu, kaip žmonės mėgsta skaičiuoti kalorijas, valgytų 2000 kalorijų tik iš baltymų, tai jis galėtų leisti savo biškį daugiau suvalgyti. Jo, tai jis galėtų savo leisti suvalgyti 2200, bet tai būtų lyg 2000. Mes tokių tikslių skaičių... Taip, čia plius minus. Taip, nes esmė yra tame, kad dar kiti dalykai atsiranda. Kai mes valgom tos produktus, kurie kaip ir vertingiau, nes jie ilgiau virškinasi, tai jie ir gliukozę tolygiau palaiko kraujyje, sotumo jausmas didesnis, mažiau uždegiminio proceso. O kaip ten, pavyzdžiui, tas kopūstas, greipfruktas, žinai, va čia tie ananasas, čia, va šitus tai valgyk, ypač citrusiniai, visi, kurie rūgštus, tai jie tikrai degina kalorijos, jų gali kiek nori. Aš šitą atsimenu labai gerai, tu man vienas treneris, darau pratimus ir man vienas treneris sako, tai valgy greipfrutus ir tau, vienu žodžiu, degins daugiau kalorijas. Aš tiek juokiausi, kad aš nuo kilimėlio 10 minučių negalėjau atsikelti, nes man buvo labai juokinga. Greipfrutas turi ganėtinai daug cukrų, mes to nejaučiam, nes jis turi kartumo, rūgštumo, bet jis turi daug cukrų ir tie cukrai neatsivers. Tiesa, jeigu yra kažkokie tai mitai, jie visada turi vienokį ar kitokį mokslinį pagrindą. Ir tik tai jie būna tiesa, tik jie būna ištraktuoti. Ir aš, kai išgirstu kokį nors mitą, aš visada mėgstu pasiieškoti informacijos, iš kur tas kilo. Ir tiesa yra tame, kad tuose produktuose, kuriuose yra minimi, yra tam tikrų medžiagų, kurios padeda greičiau deginti kalorijas. Bet tas, kai yra išimta iš konteksto, susidaro įspūdis, kad valgysi daug ir tau degs, bet tas neatsvers. Taip. Lygiai taip pat kaip čili, bet kurie aštrus prieskoniai skatina kalorijų deginimą, bet tu jų kilogramais nesuvalgysi tokį reikšmingą kiekį, o jeigu suvalgysi, tai jau ten nebereikėtų. Tada dėl skrandžio ligų mesi svorį ir ten kiti dalykai bus. Tai jie neatsveria. Gerai būtų. Dažniausiai būna siurprizas. Pasidarai tyrimus, aukštas cholesterolis. To prasme. Gerai jaučiuosi. Taip, bet todėl, kad tai yra po truputėlį. Ir vėlgi tas pats aukštas cholesterolis gali būti susijęs su to pačiu smegenų rūku. Nes kraujotakas O gali būti, pavyzdžiui, jeigu yra sportiškas žmogus, aktyvus, sportuojantis, daug judantis, ganėtinai sveikai maitinasi, visi žmonės, mes mėgstam kažko pavalgyti, gal ten savaitgalį suvalgo kokį burgerį, bet šiaip sveikai maitinasi, gal ten mėgsta rytais sumuštinį su kokiu olandišku sūriu, žinai, bet visa kita, žinai, daržovės, ten kruopos ir taip toliau, liesas, neturi viršsvorio, bet mergina ar vaikinas ir turi aukštą cholesterolį, blogąjį cholesterolį, padidintą. Gali būti kokios nors kitos priežastys, apart to, kad čia nesveikas gyvenimo būdas, nes taip pasižiūrėjus, tai atrodo, jis sveikai gyvena, ar jinai, o cholesterolis aukštas. Tai įvairiai gali būti paveldėtas, pavyzdžiui. Bet o jisai gali atsirasti vėliau, tarsi paveldėtas, tai turėtų būti nuo vaikystės tada. Realiai vaikystėje dabar jau beje. Situacija yra tokia bloga, kad jau vaikam pradėjo kai kuriem, kurie turi nutukimą matuoti ir dabar jau dalis vaikų turi padidintą cholesterolį, taip, kas labai liūdna. Bet paprastai tada apie 30-35 metus tikrina ir jeigu žmogus lieknas ir turi didelį cholesterolį, o čia yra pati sunkiausia situacija, nes tada jisai sunkiai valdomas yra be vaistų, lyginant su jeigu prisidarytas, tai labai reikšmingų rezultatų galim pasiekti mitybą. Tada, kai mes šnekam sveikai, nesveikai maitinasi, tai čia gali būti labai, žmonės labai skirtingai suvokia, kas tas yra. Toks abstraktus terminas, taip. Labai, aš mačiau tiesiog ir Lietuvoje apklausas, kai žmonės apklausinėja ir ką jie turi minty, sakydami sveika mityba, tai yra visiškai priešingi dalykai, ką žmonės sako. Bet pavyzdžiui, jeigu pas vyrą, tai aš pirmiausia pasižiūrėčiau vidinius riebalus, todėl kad gali būti six-packas ir gali būti vidiniai riebalai. Tai dabar yra tikrai pilna aparatų, kur galima pamatuoti. Visceraliniai. Aš stengiuosi visada nesikeikti
medicininiais terminais, nes kas su tuo nesusidūręs, tiesiog jam gali būti sunku. Ir tie visceraliniai, tai yra vidiniai riebalai, jie ant išorės nėra, bet ant vidaus organų. Ir jie tada iš karto duoda tą efektą. Tada gali būti moteriam, pavyzdžiui, nėra ir perimenopauzė prasideda. Tai reiškia estrogenų ir kitų hormonų svyravimai. Jie gali duoti insulino rezistenciją. Ir tai tiesiog iš niekur. Ir aš sakyčiau, kad jeigu staiga vienodai gyveni moteriai ir prasidėjo cholesterolis aukštas, tai galbūt tai yra ženklas. Bet vėl labai yra svarbu suprasti, kad labai dabar bijo to žodžio perimenopauzė, tai man ten 35 ar 40, bet tai yra laikotarpis, kuris gali trukti 15-20 metų iki menopauzės. Tai yra labai didelė moters gyvenimo dalis, 15-20 metų, kai kam 10 metų, labai įvairiai. Tai irgi reikėtų tada pasižiūrėti. Tai tų priežasčių gali būti įvairių. Jeigu staiga užkilo, galbūt buvo labai didelis stresas ir tada tiesiog po mėnesio dar kartą pasimatuočiau. Bet stresas gali turėti įtakos, jeigu žmogus, pavyzdžiui, išgyvena kažkokios tai tenai netektis, darbo stresus, gal nemigos, dar kažkas tai. Gali, ne? Gali. Tyrimus, kaip dažnai patartum daryti, nes žmonės kartais, žinai, pamiršta iš vis į polikliniką nueiti. Poliklinikoje mums leidžia kartą į metus daryti nemokamus tyrimus, bendruosius, bent jau, ane? O tu patartum žmonėm, kurie galbūt turi viršsvorio ar kažkokių tai mato sveikatos, nežinau, jau ten į 3 aukštą užlipa padūsta, žinai, ir panašiai. Kaip tu patartum tuos tyrimus dažnai darytis? Ar kad nebūtų liguista? Žinai, nes daugelis, kaip ir tu sakai, tyrimų nedaro, nes ašgi gerai jaučiuosi, tyrimus daro tik tai sergantis. Arba pasidaro bendrą kraujo tyrimą ir sako, viskas gerai, o bendram kraujo tyrime tai tu matysi arba jau kai miršti. Arba ten uždegimas labai didelis, jie tokiom jau parodo visai kitus dalykus, bet jie tikrai neparodo nei vitamino D, nei feritino. Nes, pavyzdžiui, hemoglobinas gali būti puikus, o feritinas yra geležies atsargas, gali būti labai žemas. Čia yra klasikinis variantas. Ir išgyventi, tu tikrai gali išgyventi ir be visų kitų tyrimų. Pavyzdžiui, feritiną, apsimoka matuoti minimum po 4, geriau po 5 mėnesių. Vitaminą D irgi. Cholesterolį po mėnesio, aš nerekomenduoju šiaip po mėnesio daryti, po poros mėnesių. Tai mes tada matysim, kur link judam. Mūsų viena iš klausytojų, Kristina, kuri gauna dovanų ilgamžiškumo maisto papildą Longevix, beje, ir jeigu jūs norite gauti dovanų papildą Longevix, tai galite tiesiog užeiti į mano profilį ir laukti įrašo apie sekančią laidą, kur jums reikės užduoti klausimą ir gal jūs irgi tokią dovaną gausite. Bet jinai klausia, vienos dienos savaitė iškrova, vartojant tik vandenį ir nieko nevalgant. Čia už ar prieš ir kodėl? Tai viena pusė yra fiziologiškai, yra labai gerai. Su sąlyga, kad žmogus turi tulžies pūslę, tai yra, jinai nėra pašalinta, nes labai daug žmonių Lietuvoje jos nebeturi. Ir neturi polinkio į emocinę valgymą. Jeigu žmogus sugalvoja mesti svorį per iškrovas dienas, tai tas veikia mėnesį maks, o vėliau nesąmoningai. Ta prasme, žmogus tas nefiksuoja. Jis galvoja, tai aš galiu leisti savo daugiau pavalgyti, nes aš tą dieną išsikrausiu. Ir gaunasi taip, kad jisai vieną dieną iš vis nevartoja kalorijų, bet svoris nebekrenta. Nes atjoja kitas dienas, tas pačias kalorijas. Ir pats blogiausias variantas yra pirmadienį tą daryti. Kai į darbus eini, reikia... Ne dėl to, kad savaitgalį tada daugiau pavalgo. Aš tai kažkodėl, žinok, iš karto pagalvoju apie sekmadienį, kad sekmadienį turėtų daryti. Labai įvairiai, aš tai kas daro, tai aš sakau, darykit tą dieną, kai jūs esat labai užimti ir valgymas užima laiką ir nebūtų kada galvoti. Bet tą dieną tada tikrai negalima sportuoti, nes labai kris gliukozė, kraujospūdis ir nėra gera idėja. Bus silpna, bus toksai vadinamas. Ir gali būti po to labai bloga, tikrąja žodžio prasme, nes net laiko. Ir jeigu yra kažkoks išskirtinis, kur labai daug reikia
protinio darbo įtampos neįprastos. Nes tada gliukozės padavimas į smegenis jis tikrai būna mažesnis ir sunkiau galvojasi. Žiūrėk, aš šiandien esu paruošęs praktinį mums užsiėmimą. Ir, žinai, parduotuvėse labai dabar yra daug įvairių produktų, kurie apie save skelbia gluten free, protein, mega, vegan, taip toliau. Nu, žodžiu, daug visokių įdomių ten pavadinimų, kurie skatina žmonės pirkti, nes neva tai yra geriau, sveikiau ir taip toliau. Bet ko žmonės nedaro ir tikrai tu turbūt sutiksi, kad labai mažai kas skaito etiketės ir sudėtį. Ir net nelabai žino, ką ten ieškoti ir ką ten skaityti. Aš noriu, kad tu šitus produktus, kuriuos aš tau paduosiu vieną po kito, labai greitai, trumpai apžvelgtum ir pasakytum savo nuomonę apie juos, ar tie dalykai, ką čia skelbia, nu tai yra, kaip čia pasakyti, ar čia žmonėm verta, kaip sakant, į tai kreipti dėmesį, ar tai yra tiesiog eilinis normalus produktas, tik tai su skambia fraze ir į ką jiems reiktų atkreipti dėmesį. Gerai, tai pirmą pradėkime nuo jogurto. Less sugar, limited edition, riboto šito, mažiau cukrų 35% ir taip toliau. Nu, atrodo, kad čia jau yra geriau negu visi kiti, bet kaip yra iš tikrųjų? Šitam jogurte yra mažiau cukrų negu kituose su priedais. Ką reikia žinoti, pieno produktuose yra 4-5% natūraliai iš laktozės, arba jeigu jinai yra suskyla fermentuojant, ar ne, ten kiti cukrai susidaro, bet iš principo, jeigu yra 4-5% arba 4 gramai 100 gramų, tai yra natūraliai nepridėta. Visa, kas viršyje šitą skaičių, būna arba iš vaisių uogų, kas labai retai jogurtuose būna, kadangi jie greitai rūgsta, tai tada ten trumpesnė galiojimo tie jogurtai būna, arba iš pridėtinių cukrų. Bet čia yra kitas dar dalykas, pavyzdžiui, čia yra tai čia iš tikrųjų yra mažiau cukrų negu kitose. Bet pavyzdžiui, ką aš atkreipčiau dėmesį, čia braškių ir mačia priedo yra oligofruktozė, tada braškių tyrė, cukrus, braškių sultis, modifikuotas krakmolas, tada vėliau dar modifikuotas krakmolas, tai modifikuotas krakmolas nėra GMO, kaip daug kas galvoja, jeigu modifikuotas, tai genetiškai, ne, jisai tiesiog pakeista struktūra, kad būtų tirštumo duota. Bet realiai, jeigu yra žodis krakmolas, jisai yra priskiriamas prie sudėtinio angliavandenio etiketoje, tai jis nebus cukrų pusėje. Bet jis labai greitai skyla mūsų organizme ir veikia kaip cukrus. Tai va šitą atkreipčiau dėmesį, bet yra ir gerų dalykų, pavyzdžiui, pektinai, kas yra tirpios skaidulos. Tai vėl, jeigu mes lyginam su kitu, ar čia yra mažiau cukrų, taip, bet aš vis tiek tą laikyčiau kaip desertą. Žiūrėk, čia mėsa, supranti? Mėsą perka žmonės, ekskliuzyv, high protein, daug baltymų, be gliuteno, mėsa be gliuteno. Taip. Tai nieko, aš esu mačius mangą be cholesterolio užrašyta. Ar gali įvertinti šitą produktą, kaip čia šita mėsa, kaip pasirinkimas? Čia aš jau nerizikuoju aukštų cholesterolių. Nu, visų pirma, jeigu mes čia žiūrim, čia yra uždegiminis produktas, tai va šitas yra toj pačioj kategorijai kaip rūkalai. Visi rūkyti produktai yra toj pačioj kategorijai. Rūkytas produktas, rūkymas, žodžiu. Taip. Tai nes kelia labai didelius uždegimus. Bet pavyzdžiui, jeigu žmogus perka perdirbtus produktus, tai įvairūs kumpiai, dešros ir panašiai, pirmą dalyką, ką aš rekomenduočiau pažiūrėti, tai yra baltymų kiekį. Nu, jeigu jau vis tiek tą dešrą perka, taip. Ir čia baltymų kiekis, mes žiūrim, yra iš tikrųjų didelis, 25 gramai. 25 gramai 100 gramų. Bet lyginant prie kiek kalorijų? O kalorijų yra čia įspūdingai, yra 500 kalorijų 100 gramų. 500. Tai čia kaip šokoladas. Taip, šokolade mes žiūrim, 530. tai dabar žiūrim, koks čia yra, kiek čia gramų yra. 500 kalorijų, ta prasme. Tu matai, kiek čia gramų? Aš nerandu. Va, čia yra 100, didelėm raidėm. Tiesiog kiekvienas gamintojas skirtingoje vietoje rašo. Tai 105 gramai, tai čia yra mano pietų porcija.
Žiūrėk, aš radau užtepėlę, kuri vadinasi protein. Tai reikia suprasti, kad čia yra baltyminė užtepėlė ir čia yra nekaltas dalykas, nes, čia baltymai, taigi yra labai super gerai. Ar gali pažiūrėti, ar tikrai tai yra taip nekalta, kaip prašoma, nes šiaip iš tikrųjų aš pamenu visą laiką sakydavo, kad užtepėlės jos yra ganėtinai riebios ir nėra labai gerai jas vartoti nuolatos. Bet tai vėl, jeigu, pavyzdžiui, vartoja vietoj sviesto, visada reikia žiūrėti alternatyvas. Vietoj ko aš vartosiu ir lyginti ne su morka, ir ne su vištiena. Okay. O reikėtų lyginti su kitu produktu, su kuriuo naudosi. Tai čia yra baltymų 100 gramų, 11 gramų. Daugiau negu sviestą, jeigu vietoj sviesto naudotų, taip? Ne, tai jeigu vietoj sviesto, tai čia iš viso yra Dievo dovana. Nugrėbtas pienas, nenugrėbtas pienas, išrūgų fermentas, tai viskas su to gerai yra, druska, stabilizatorius derva yra, citrinų rūgštis, čia nieko tokio nėra. Tai geras produktas. Nu va, super. Pagaliau. Gerai. Tai vietoj, pavyzdžiui, sviesto tikrai ir, pavyzdžiui, vietoj majonezo. Susimaišyti, tarkim, su garstyčiom ir vietoj majonezo. Dabar majonezo gali net nerodyti, iš karto sakau nieko gero, nesvarbu, ten veganiškas, neveganiškas. Net radau plant-based majo. Jeigu mes kalbam apie majonezą, nesvarbu kokį, jeigu jis yra pagamintas pramoniniu būdu, jame dominuoja kas pagrindinis? Jame dominuoja rafinuotas aliejus. Tai yra didžiulis omega 6 kiekis, paskui labai daug silkės reikės valgyti, kad jie atstatyti. Vien atstatyti tą ir ten nieko gero nėra. Nu gerai, žiūrėk, aš tau radau. Net pakėliau balsą. Dar radau kitokį, čia iš vis nekaltas. Čia yra sugar free, be cukraus, be gluteno, be pieno produktų, vegan friendly, no added sugar, sugar free, žodžiu, majonezas. Skinny vadinasi. Ir yra 100 ml tik tai 39 kalorijos. Gali pažiūrėti sudėti ir pasakyti, ar šitą tu dėtum savo į skrandį ar ne? Pirmas yra vanduo sudėtis. Tai reiškia daugiausia vandens. Su vandeniu viskas kaip ir gerai. Okay. Kol kas, so far so good. Gerai. Toliau yra vegetable oil. Tai yra neaiškios kilmės rafinuotas aliejus. Dabar kaip žmonėms žinoti, rafinuotas ar nerafinuotas? Tai labai paprasta. Jeigu neužrašyta šalto spaudimo, jis yra rafinuotas. Turėtų būti parašyta šalto spaudimo. Taip, todėl, kad šalto spaudimo yra aukštesnės kokybės, aukštesnė kokybė visada gamintojas parašys. Visada. Tai jeigu nėra, pavyzdžiui, bus užrašytas saulėgrąžų aliejus, jisai 100% bus rafinuotas. Okay. Tada yra druska, nieko tokio. Tada yra krakmolai, tirštikliai 2, skoniai, saldikliai, koncentratai. Nu, čia valgytum? Vanduo, vienu žodžiu. Vandens iš krano. Fitness. Žiūrėk, aš kai pradėjau sportuoti prieš 20 metų, prieš 15 metų, aš šitus valgiau, nes aš galvojau, kad aš labai gerai darau, nes čia yra fitness. Ką tu galėtum pasakyti, ar tai yra geras pasirinkimas pusryčiam? Nu, nes čia fitness. Jinai net neima. Gerai, supratau. Tai ne fitness reiškia. Jos visos yra desertas. Ir ten, kur gali tikrai klaidinti žmonės, cukrų kiekis, aš ant šito nežiūrėjau, bet cukrų kiekis ten gali būti parašytas mažas. Tačiau, kadangi ten yra dribsniai ir kiti ten perdirbti jau grūdai, jie pasisavina labai greitai ir labai greitai užkelia pas mus cukrų kiekį. Tai gaunasi tas pats, tik tai, kad į cukrus neįrašyta. Būtent šitoj vietoj labai gerą klausimą turi mūsų laidos partneris, Wolfas Engelman, nealkoholinis, kuris ir šiaip klausia, kas yra problema, patys malonumai ar jų kiekis. Tai mes čia kaip ir jau atsakėme, kad kiekis. Bet kaip žmogui pamatyti ribą, už kurios malonumas tampa žala? Vienas iš dalykų yra labai aiškus. Ar tau patinka, kaip tu jauties ir atrodai? Žiūri veidrodį.
Ar veidrodį, ar gali jausmas. Kaip aš jaučiu, nes tas atrodymas kitą kartą yra apie jausmą, yra, ne? Tai kaip aš jaučiuosi, jeigu man patinka, tai tada viskas kaip ir gerai. Jeigu aš turiu blogą santykį su maistu, tai reiškia, aš jame jaučiu įtampą, nes gali žmogus atrodyti labai gerai. Ir jaustis kaip ir fiziologiškai, ta prasme kūne irgi gerai, bet gali jausti labai įtampą maiste su maistu. Tai tada šitą irgi reikia spręsti. Nes mes labai dažnai nusprendžiam, jeigu gerai atrodo, pagal mūsų kiekvieną skirtingą supratimą, tai tada kaip ir viskas tam žmogui gerai, nebūtinai. O kalbant apie tą malonumo kiekį, tai vėl, jeigu tu vieną dieną suvalgysi dešrelių pakelį, kitą dieną traškučių pakelį, trečią dieną įvardink tu spurgo 3 didelės, kučiukų po švenčių likusių, tai silkės pataluose. Taip. Tai vienu žodžiu, kiek bendram tas užima. Ir aišku, būtinai apie pasimėgavimą. Nes čia, kur vėlgi labai dažnai yra klaida daroma, kad pasiskaito arba išgirsta, kad to reikėtų mažiau valgyti, tą išmeta ir nieko naujo neįdeda. Ir tada vėl atsiranda kančia, nes tavo labai ribotas racionas. Įsivaizduok, sausis, naujas gyvenimas, 3 diena sporto klube, o 4 diena be bandelės. O svarstyklės elgiasi taip pat, lyg nebūtų pažįstamos su tavim. Valgai mažiau, judi daugiau, bet svoris nejuda iš vietos. Ir kartais problema ne valioje, o hormonų rankinėme stabdyje. Jie reguliuoja alkį, medžiagų apykaitą ir riebalų kaupimą. O kodėl? Nes apetitas ir energijos balansas siejami su hormonais kaip leptinas ir grelinas, o nutukimas dažnai susijęs su endokrininiais pokyčiais. Stresas per kortizolį ir insuliną gali skatinti persivalgymą. Todėl Antėja pristatė riebalų deginančių hormonų tyrimo programą. Greitai, patogiai, be ilgų eilių, o rezultatus matai savitarnoje ir gali nemokamai aptarti su gydytoju telefonu. Įsigyk internetu jau dabar. Įvedęs kodą Tap geresniu, gauk 5% papildomą nuolaidą iki pat vasario 1 dienos. O mes grįžtam atgal į pokalbį. Tu šiek tiek užsiminėjai apie fruktozę ir kažką pasakei, kad jinai ten kažkaip ne taip kažką tai, bet žinai, daugelis jis į vaisius žiūri, taigi čia vaisius, čia nieko tokio. Taigi gali valgyti kiek nori, čiagi necukrus. O kuo skiriasi gliukozė ir fruktozė? Ir ar vaisių cukrus yra tikrai toks nekaltas? Tai beveik viskas, kas yra ozė, yra cukrai, baigėsi ozė. Išskyrus celiuliozę, kas yra medis, skaitalas. Tai yra cukrai, yra pasisavinama ganėtinai greitai ir fruktozė stipriau apkrauna kepenis. Tai gliukozė greičiau pasisavina, ne? Taip, bet tas skirtumas, taip, glikeminis indeksas skiriasi, tai reiškia, kiek greitai pasisavina, bet ar tai gelbsti? Finaliniam rezultate, ne? Ne. Ir kitas dalykas, kas aš manau tragiškai stipriai klaidina žmonės, kai yra duodamos rekomendacijos ir ta pati Pasaulio sveikatos organizacija sako, vaisių ir daržovių ten tiek porcijų per dieną arba tiek 100 gramų vaisių ir daržovių. Tai čia yra iš esmės skirtingi dalykai. Ir, pavyzdžiui, ta pati Pasaulio sveikatos organizacija, kur turi tokį talmudą, aš atsispausdinus, nes man lengviau skaityti ir suvokti ir išmokti. 6 šriftų yra 6 dydžio šriftų parašyta, kad vaisiai ir daržovės turi būti 1:3. Tai reiškia, jeigu tu bulvės neįsiskaito ir saldžios bulvės irgi neįsiskaito į daržovės, čia atskira kategorija yra. Kaip angliavandeniai čia būtų. Taip, prie grūdų. Tai nėra grūdas, bet sudėtim, tai panašių. Tai dabar įsivaizduoti, jeigu yra obuolys 200 gramų, tas nedidelis, nes tie dideli, kur parduotuviai po 300 gramų yra, tai vienas obuolys, tai jeigu 1:3, tai reiškia, jeigu 200 gramų vaisiaus, kiek daržovių ar tvarai? 600. Oho. Tai jeigu jūs norit antro obuolio, turit suvalgyti tas daržovės ir tada jau to antro obuolio nebenorės. Bet matai, ką daro žmonės, suplaka viską į vieną ir tada, vaisių ir daržovių, tai jeigu vaisių 3 suvalgiau, tai daržovių nebereikia.
Bet ką žmonės, tai jie ką girdi, tą ir daro ir pasirenka lengvesnį variantą, kuris atrodo. Dabar vėl, tai neturi būti vaisių demonizavimas, nes nėra produktai geri arba blogi. Kiekis. Aš, pavyzdžiui, pati labai rekomenduoju iš karto po sporto suvalgyti vaisių. Bet ar tikrai vaisius yra geriausias pasirinkimas? Labai geras pasirinkimas. Mes nešnekam dabar apie profesionalų arba ten sekimo kažkokių sportinių rezultatų. Todėl, kad žmonės dažnai iki sporto nevalgo, taip, natūralu, nes nepasportuosi. Tada pasportavę jie iš karto valgyti nenori. Irgi natūralu, nes yra simpatinė būsena, tai kol pereina į parasimpatiką, reiškia, kol įsijungia virškinimo traktas, yra blokuojama. Ir tada maždaug po 2 valandų ištinka badas. Ir tada, ypač kas sportuoja po darbo, šluoja viską iš eilės. Tai ką padaro tas vienas vaisius, kurio kaloringumas tikrai yra nedidelis, ir galim labai paprastai rankinę įsimesti, jisai nuima tą po 2 valandų bado jausmą. Nes jisai lėčiau pasisavino tas cukraitė. Jisai, tu suvalgai, neišgeri sultis ne. Neišgeri sultis, tau šiek tiek atstato nukritusią gliukozę ir tu gali sveikų protų suvalgyti tiek vakarienės, kiek tau reikia. Plus dar skaidulų gauni. Mes dar turime Apollo kino rėmėjo klausimą ir jisai, ką daro unikaliai, tai jisai parenka laidai filmą. Taip. Ir šiandienos laidais parinko režisierės Saulės Bliuvaitės filmą Akiplėša, kur pasakoma apie vaikus norinčius tapti modeliais, visą grožio kultą ir kaip jie siekia šiuo keliu geresnio gyvenimo. Dėl stiprios konkurencijos 13-metės mergaitės siekia supūsti imantis kraštutinumų, valgant vatą, užsisakant iš darkneto kaspinuoti ir panašiai. Ir man įdomu, kokios pasekmės gali laukti mažinant kūno svorį tokiais drastiškais būdais. Beje, prieš tai noriu klausytojam priminti, kad ir jūs parašytumėt komentare, ką galvojate, ir vienam iš jūsų mes padovanosime 2 kvietimus, todėl būkite aktyvūs. Tai kai išvardinai, dėja, dabar nežinau, ar taip daro, bet tikrai anksčiau darydavo suaugę žmonės. Negaliu pasakyti dėl vaikų. Bet kalbant apie paauglius, dabar yra labai jautri tema ir ypač po karantinų, kada daugelio paauglių emocinė būsena tragiškai suprastėja ir apie tai labai daug šnekama tam tikram burbule, ar ne? Tai valgymo sutrikimų centras lūžta nuo apkrovos. Ir ką labai rekomenduočiau tėvams, kurie augina paauglius, labai atkreipti dėmesį, ar jų vaikai valgo, nes jie dažnai gamina, pasėdi šalia, tada sako, aš pavalgiau, aš kitur pavalgiau, pavalgysiu po to, ir atkreipti dėmesį jų kūno svorį. Ir ypač kas labai staigiai pradeda mesti svorį, tai pradeda rengtis daug sluoksnių dėtis, kad to šalta ir kad to lieknumo tėvai ir artima aplinka nepastebėtų, ir jie slepia. Jie slepia, nes jie supranta, kad čia yra negerai, ir lengviau pastebėti yra tada, jeigu mes turim kasdienės vakarienės. Bet man įdomu, ką daro šiaip žmogaus sveikatai vatos valgymas, tu to nesuvirškinsi, o dar blogiau tas pašalins, bet čia yra problema, kaspinuotis, tai čia kaspinuotis, pavyzdžiui, ten tas kaspinuočio vaikelius, tos tabletį išgeria, jisgi ten, aš prieš ruošiantis laidai paskaičiau, iki 10 metrų užauga. Tai viskas maistinių medžiagų nėra, maistinių medžiagų nepakankamumas. Jeigu tai daro paaugliai, tai iš karto gali būti įtaka hormonų pusiausvyros ir bendrai, nes paauglys sparčiai labai vystosi fiziologiškai. Visam gyvenimui, valgymo sutrikimai, ta prasme, ir fiziologiškai, ir emociškai tas labai labai kerta. O gali tai būti mirtinga? Taip. Jeigu, pavyzdžiui, suaugęs žmogus, aš skaitęs esu, kad iki šiol yra moterų Lietuvoje, kurios važiuoja į turgus ir perka iš visokių ten Baltarusijų atvežtų šitų tablečių ir dar vis vartoja. Negaliu pakomentuoti, bet jeigu mes kalbam apie anoreksiją, tai taip, tai yra liga, nuo kurios mirštama. Wow. Pakalbėkim šiek tiek apie kūną. Man net tiesą sakant. Todėl aš noriu pereiti iš karto prie kitos temos. Aš turiu pažįstamą, kuri nevartoja cukraus daug metų ir jinai sako, kad
cukraus atsisakymas jai padėjo su odos būklė ir su raukšlių mažėjimu. Ar tai tiesa? Ar tiek cukrus turi įtakos mūsų odos sveikatai, kad jeigu jo atsisakysime, tai gali oda būti tokia skaisti, lyg su botoksu ją būtum susitvarkęs? Va, kaip aš gražiai pasakiau. Tai ką daro, dabar reikia labai paaiškinti cukrus ir cukrai. Tai mes galim nevalgyti cukraus, to Cukrus balto, tai, jo, kur neatsisakius visų desertų, visko, bet valgo vaisius ten ir taip toliau, šitus dalykus valgo. Bet vėl tikėtina, kad jos valgo ne kilogramais, o vienetais ir panašiai. Tai va čia, jeigu mes sumažinam bendrą cukrų kiekį, tai turi reikšmingą poveikį ne tik tai odai, bet ir senėjimui, lėtesniam, žemesniam cholesteroliui. Tai yra viskas, kas susijęs su lėtiniu uždegimu. O lėtinis uždegimas duoda smegenų rūką, odos būklę, žarnyno mikrobiotą ir taip toliau ir taip toliau. Bet čia noriu akcentuoti vieną dalyką. Jeigu jinai valgytų vieną saldainį per dieną, o visą kitą valgytų fermentuotą maistą, šviežias daržoves, liesus baltymus, neperdirbtus grūdus, ankštinius ir taip toliau, prieskonius įvairius naudotų, tai jei tas vienas saldainis neturėtų neigiamos įtakos. Nieko nepakeistų. Nieko nepakeistų. Bet labai dažnai žmonės, kai vieną vietą keičia, jie daugiau dalykų pakeičia, bet nebūtinai tą susiakcentuoja. Bet jeigu, tarkim, kalbam mes apie spuogus, lietuviškai, akne, tai ten labai greitai pokytis matosi per 4 savaitės jau daug mažiau spuogų. Jeigu žmogus turi šią problemą, sumažinus cukrus, ar ne? Bet ten dar eina pieno baltymas, pavyzdžiui, jiems dar kakava yra svarbu. Taip. Tai yra, kas dabargi labai populiaru kakavą gerti. Taip, bet tą gryną kakavą. Taip. Tai tiem, kas turi aknę, jau nėra geras variantas. Aš pamenu, man vaikystėje būdavo, kad berdavo palei nosį, raudonuodavo šitose vietose, žinai, ir man dermatologija buvo uždraudus šokoladą, viskas, kas su kakava. Ir beje padėjo. Taip, buvo padėjo. O žinai, dar moteris turi problemą su nagais ir plaukais. Ar yra produktai, kurie galėtų pagerinti nagų ir plaukų būklę? Tai pirmas dalykas, kreipčiausi į gydytoją ir pasidaryčiau kraujo tyrimus, nes ką labai dažnai daro, tai eina nusiperka tiesiog kompleksus įvairių papildų nagams ir plaukams ir esu labai daug mačius B grupės vitaminų perdozavimus, o perdozavimas labai dažnai duoda tokį patį rezultatą kaip trūkumas. Ir labai dažnai būna, kad trūksta tiesiog feritino, nes feritino trūkumas, geležies trūkumas yra tokia masinė, sakyčiau, problema. Tai nuo ko pradėčiau, tai pasitikrinčiau feritiną ir su specialistu aptarčiau, ar jisai tikrai yra toj normai, nes tas dabar normos yra labai labai plačios, jos realiai turėtų būti platėja labai stipriai. Jos buvo visada plačios ir dabar jau 5 metai yra kalbama apie tai, kad jos turi būti žymiai siauresnės iš abiejų pusių. Ir tada pasižiūrėti, ar jos yra, tai patenku į tą zoną, nes jeigu nepatenku, tai vienas iš požymių per mažų atsargų geležies yra atsibudinėjimai naktį ir negilus miegas, nors patenka į normas. Jo, jeigu tos, o kokia turėtų būti ta norma? Aš sakyčiau vidurinis trečdalis. Kodėl aš nesakau konkretaus skaičiaus, todėl kad Lietuvoje yra bent 4 skalės, pagal ką matuojama, nes skirtingos laboratorijos turi labai dažnai skirtingas, ten hemoglobinas, leukocitai, trombocitai, tą viską panašiai matuoja. Jo. Bet visa kita yra, pavyzdžiui, vitamino D irgi gali būti kelios skalės. Dėl to labai reikia žiūrėti ne skaičių vieną, kad va mano toks, jisai nieko nesako, reikia žiūrėti kokią tos laboratorijos normą. Tai jeigu laboratorijos norma yra ten, tarkim, nuo 50 iki 100, tai trečdalį turi omeny, tai nuimti 10. Vidurinis trečdalis. Vidurinis trečdalis. Tai tada tarp 75-85 kažkur, tai plius minus. Daugiau, bet jo. Vidurinis trečdalis. Jeigu 100, dabar taip, ne, nuo 0 iki 100 tokios nėra, bet
tai tada turėtų būti tarp 30 ir 60. Tu apie papildus užsiminėjai, ir įdomu tikrai, kokie yra pavojingiausi papildai, kuriuos žmonės vartoja be kraujo tyrimų, kurie gali pakenkti sveikatai, jeigu juos vartoti nepasidarius kraujo tyrimų. Visi, kurie kaupiasi, net tas pats, kuris vitaminas D, nesugalvoja ar geria bet kiek. Tai ta pati geležis, visiems trūksta, tai ir aš gersiu. Tas pats selenas, bet kas kaupiasi, nes tarkim magnis, tai magnio yra labai mažai kraujyje ir jisai yra daugiausia kitur pasislėpęs ir jo tyrimas, jisai daromas tam tikrais atvejais, bet šiaip magnis labai greitai pasišalina, jeigu jo yra per daug. O tu gali populiariausius vitaminus išvartinti, kurie pasišalina ir kurie kaupiasi? B grupė, pavyzdžiui. Visa kaupiasi, ne? Tada geležis. Taip. Tada mineralai. Dauguma, magnis ne, bet ten, pavyzdžiui, jeigu cinką gersiu, kur labai dažnai būna įvairiuose mišiniuose, arba varį gersiu, tai jeigu mano, tarkim, cinkas yra normai ir aš gersiu cinką, varis nebebus normai. Ta prasme, numuš varį. Ir atvirkščiai. Bet to žmonės, ką dar daro, jie kai perka mišinius visokius, jie nepasižiūri, kad kai kurių medžiagų čia 100%, čia. Taip. Ir kad susideda ir jie perdozuoja. Gaunasi 500 jau, žinai. Jo, ir kas dar labai dažnai būna, kad, kaip sakiau, kad labai dažnai tie požymiai trūkumo arba pertekliaus yra nespecifiniai. Tai reiškia, specifinis, tai reiškia, kai labai tiksliai gali pasakyti, kad jeigu to X požymis reiškia Y trūkumą. Ne? Bet dažnai taip nėra ir kartais būna, kad trūkumas ir perteklius tą patį duoda požymį. Norėjau ir paklausti, nes žinai, mes kalbam apie tos vitaminą B tenai ir visus kitus vitaminus, bet tarkim žmogus, kuris dirba sėdimą darbą, nesportuoja, galbūt ten, tiesiog, žinai, taip vadinkim, eilinis ofisinis darbuotojas, kuris ir parūko, ir ten išgeria taurelę ir taip toliau. Ir yra, tarkim, žmogus, kuris, kaip dabar, labai tokių longevity atstovų yra, žinai, kurie tenai šaltas dušas, eketės, pirtys, sportuoja 3-4 kartus, sveikai maitinasi, žinai, ten žygius eina, taip toliau. Ar jiems abiems, vienodai to ir vitamino D, ir vitamino B, ir feritino visko reikia? Ne vienodai. Ir ne vienodai dar ir dėl to, kad pasisavinamumas skiriasi, nesvarbu, kad jie tą patį daro. Aš noriu paliesti moteris. Man labai įdomios moteris. Gal nelies? Man labai patinka moteris. Paliesti ne fiziškai dabar. Žinai, moters mėnesinių ciklas, jisai kartojasi kiekvieną mėnesį. Ir mes jau esame filmavę laidų ir su ginekologiam, endokrinologiam, bet su dietiste apie mėnesinių ciklą ir mitybą dar nesu kalbėjęs. Ir man įdomu, ar kinta mityba pas moterį priklausomai nuo mėnesinių ciklo? Nuo to, kaip tas 28-30 kelias dienas keičiasi visi hormonai, ar turi ir mityba keistis? Ar į tai nereiktų išvis kreipti dėmesio ir tiesiog laikytis vieno kažkokio tai režimo? Aš galiu taip labai aiškiai pasakyti, kad jeigu yra mityba chaotiška, moteris labai dažnai jaučia labai didelius svyravimus ir nuotaikų, ir noro tam tikro maisto, ir gali būti labai didelis skausmai, ir tas PMS tikrai sunkus ne tik jai, bet ir aplinkui esantiem, nes emocinė būsena labai pasikeičia ir tikrai būna sunku, kaip moteris sako, man iškrenta nuo 1 iki 2 savaičių per mėnesį iš gyvenimo, nes tai yra sudėtinga. Pusę metų iškrenta. Taip, kai susibalansuoja mityba, tai yra antiuždegiminė mityba, jie neduoda tokios stiprios simptomatikos. Ir labai dažnai būna, kad po to moteris sako, net nepajutau, kas čia atsitiko, nieko nejaučiu. Tai jeigu mityba yra antiuždegiminė, subalansuota, nešokinėja cukrai kraujyje, tai žymiai keičiasi ir būsena reikšmingai. Ir čia realiai per 2-3 ciklus. Tai nėra pasijausiau, ne? 2-3 mėnesiai. Tai yra ganėtinai trumpas laiko tarpas. Labai padidėja vaisingumas. Tai aš sakau, kad jeigu neplanuojat,
Tai atsargiai, nes turiu ir dvynukų nuotraukų, netyčia. O kas yra ta priešuždegiminė, ta, kuri vaisingumą kelia mitybą? Kas čia, koks stebuklingas čia būdas? Nėra stebuklo. Tik tai normali sveika mityba, ne? Tai daug daržovių, daug grūdų. Grūdų saikingai, sakykime, ir vienas yra įvairovė. Tai jeigu bus grikiai, ir dar jeigu kepinti, tai vieną kartą grikiai, kitą kartą perlinės, trečią kartą, nežinau, tam bolivinę balandą. Tada vaisius nebus, kad tik obuoliai. Vieną kartą obuoliais, kitą kartą persimonas, trečią kartą mandarinas, ketvirtą kartą kriaušė, penktą kartą bananas, kurio Bet mes žmonės tokie įpročių žmonės, žinai, mes priprantam, pavyzdžiui, ryte. Bet jeigu tau aš pertrauksiu, jeigu tu gerai jautiesi taip, kaip tu jautiesi, tai tu daryk tą patį, ką darai. Ir jausies taip pat, kaip jautiesi. Bet jeigu tu blogai jautiesi ir tu nori, darydamas tą patį, turėti kitą rezultatą, tai reikia galvoti iš naujo. Jėga, labai geras atsakymas. O kaip su skysčiais? Va tas mitas, kad reikia gerti 2 litrus vandens ir aš esu girdėjęs, pavyzdžiui, situaciją nupaišysiu, kurioje esu dalyvavęs pats gyvai. Viena pažįstama ofise nualpo, beveik ties alpimu buvo, jai taip prasidėjo tokie galvos skausmai, migrena. Atvažiavo greitoji viską ir jai sako, būtinai to mineralinio vandens su visais mineralais po 1,5 litro į dieną pradėkit gerti ir pamatysit, kaip pagerės. Ar čia tiesa, kad vanduo gali tai padėti ir šiaip iš esmės tas vandens 2 litrų kultas, čia tikrai visiems tiek to vandens reikia, ar reikia daugiau net? Vienas iš pagrindinių, dėl ko dažnai skauda galvą, tai yra skysčių trūkumas. Tiesiog sutirštėja visi skysčiai įtraukiant kraują, blogai paduoda deguonį, gliukozę ir visą kitą į smegenis ir pradeda skaudėti galvą. Tai tada pats pirmas yra ne vaistai nuo skausmo, tai yra tokią stiklinę imam, prisipilam šilto vandens, šilto, kad mano rankai būtų nei šalta, nei karšta. Tai bus apie 40 laipsnių. Kelis kristalus druskos, ne šaukštelį. Kelis kristalus druskos ištirpinam, nes tada bus panašiau į mūsų kūno skysčius. Išgeriam ir palaukiam 15 minučių ir tikėtina, kad nuo skausmo tabletės nebereikės. Wow. Bet čia ne migrenos atveju. Čia galvos skausmo atveju ir esu taip išgydžiusi labai daug žmonių. Ir tada supranti, kad tiesiog tau trūksta skysčių ir reikia tvarkingai, reguliariai gerti pakankamą skysčių kiekį. Okay. Dabar ties 2 litrai ar ne 2, tai vėl sportuoja reikės daugiau, nes išprakaituoja. Nesportuoja reikės mažiau, mums net ir pagal svorį. Nes skysčių kiekis priklauso nuo to, kiek tu turi ląstelių, tai tu turi daugiau negu aš, natūraliai, ne? Arba tu turi daugiau negu tavo draugė. Tai tau skysčių reikia daugiau. Arba, pavyzdžiui, bus vienodi, bet vienas daug prakaituoja tiesiog dėl tam tikrų hormonų. Kitas mažiau prakaituoja. Tai jam reikės mažiau. O žodis reikia, supranti, reikia tai taip, bet yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, nejaučia poreikio gerti. Būna, žinai, visa diena praeina, paklausiu, geri vandens? Oi, šiandien pamiršau. Jo, tik 8 puodelius kavos išgeriau. Va taip, ir kaip tokiem žmonėm, tie žmonės, kurie sąmoningai negeria vandens, nes pamiršta, bet jie ir nemato poreikio, nes nejaučia to noro gerti. Kokia gali būti, ir nejaučia jokių fizinių pasiekmių, neskauda galvos, nėra blogai, ten gal oda sausa, žinai, taip toliau, bet čia kremukų pasitepiu ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, ilgalaikė kažkokia tai pasiekmė to gali būti, kur dar ateis po 10 metų, apie kurią net negalvoja ir po to jau bus vėlu. Ar yra žmonių, kuriem tiesiog užtenka 0,5 litro į dieną išgerti ir jiem to pakanka? Tai tas jaučiuosi gerai, tai su kuo lyginu? Jeigu aš 20 mečius geriau labai mažai skysčių, tai aš save lyginu su to, kaip aš 20 mečius jaučiausi. Nes kas yra normalu? Normalu yra tai, kaip aš jaučiuosi kiekvieną dieną. Kaip jaučiausi aš. Taip, tai nes negali su kitu pasilyginti, kaip kitas jaučiasi. Taip. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad kas turi mažų vaikų arba jų dabar vaikai yra dideli, bet tikrai atsimena, kad kai susirgdavo, ypač aukšta temperatūra,
reikėdavo labai nepraleisti to momento, kada dehidratuoja, nes kada dehidratuoja nebenori skysčių. Ir tada jau reikia šokti, dainuoti, žaidimais užsiimti, kad tik išgertų kažkokį skysčių kiekį, nes atsijungia. Ir tada, kai žmogus yra dehidratuotas, jam vandenį gerti yra nemalonu. Jisai išgeria vandens, jisai jaučia kaip čia kliuksia. Tai aš sakau, įsivaizduokit, kaip jūs ant želė užpilat vandens, arba gerai ant tiršto kisieliaus užpilat vandens, tas vanduo viršui stovis negali susigerti. Arba pavyzdžiui, paimkim gėlę, tą vazoninę. Tai jeigu jinai yra perdžiūvus tą žemę ir mes užpilsim, kad ir pakankamai vandens, nu taip, kur atrodytų, jisai prabėgs. Taip. Nes tos ląstelės yra sukietėjusios, tai mes šnekam ten apie papildus, apie ten kažkokius kitokius dalykus. Tai kaip tau pasisavins, jeigu tavo ląstelė yra kaip senas guminis kamuoliukas? O ką tokiam žmogui daryti, kuriam nemalonu gerti vandenį, kai jau yra va tokia dehidratacija? Kaip jam tada išspręsti šitą problemą? Nu, jeigu jam nešauna į galvą tiesiog per visą dieną atsigerti vandens, nes jis nenori, o kai geria, jisai du gurkšnius išgeria ir nebenori viskas. Taip, nes jam bloga. Taip. Kaip jam pradėti gerti? Ar ne, tada ne vandenį, o kažkokius kitus skysčius? Ką tai daryti? Aš siūlyčiau tada tiesiog kažkokius pasidaryti, ar tai arbatos nuoviros, ar truputėlį kas jam skanu, ar ne, žiemą ypač visai. Tada galima pradėti gerti arbatas, bet tada jos turi būti nekoncentruotos, nes kitaip perdozus kitų medžiagų ir tai gali duoti didesnį skysčių poreikį. Arbatos žolelių kažkokios? Tai įvairių, pavyzdžiui, gali tai čiobrelių, tai kmynų, kas dar virškinimą gerina, tai dar kažką paįvairuoti, arba mišiniai visokie būna, prieskonių arbatos. Aš tai turiu kaip kiti papildų spintelę, aš turiu arbatos spintelę visiems reikalam. Svarbu, kad nebūtų kur daug kofeino, ten žalia, juoda arbata. Ir jas gerti tokias, kaip sakau, skystas. Ir maždaug per savaitę atsistato tas skysčių kiekis. Ir tada šitoje vietoje yra labai svarbu suprasti, kad tas troškulio nejautimas nebūtinai reiškia, kad viskas gerai. Kai mes kalbam apie intuityvumą, maiste, skysčiuose, tai turi būti jau pakankamai subalansuota, kad tu jaustum. Jeigu pas tavai yra chaosas, tu negali jausti, arba tie ženklai yra klaidingi. Kai žmogus geria pakankamai skysčių, tai tokiu atveju jis gali jausti, ar man jau pakanka, ar man nereikia. Jeigu jis iš vis troškulio nejaučia, tai jau yra ženklas, kad yra blogai. Gerai, ačiū Vaida, ačiū tau, kad apsilankei. Aš manau, kad mes palėtėm labai daug įvairių temų ir tikiuosi, kad žmonės padarys aiškius sprendimus, ką reikia daryti su kramtymu. Man buvo labai įdomu, nes aš pats pritaikysiu tos dalykus, kodėl reikia vandens ir kodėl reikia baltymų ir dar visų kitų daug dalykų. Tai ačiū tau labai. Ačiū, kad atėjai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką, prenumeruoti ir parašyti komentarą, ar jums patiko laida, o mes susitiksime jau kitą savaitę. Iki.